Dalis Alytaus mieste veikiančių šviesoforų pasenę ir nuolat gendantys. Dėl to būta ir skaudžių eismo nelaimių. Situaciją dar labiau apsunkino transporto kompetencijų agentūra, nurodžiusi nuimti 4 žalias rodyklės iš centrinėje miesto dalyje esančių sankryžų, o vietoj jų sumontuoti tą pačią funkciją atliekančią žaliąją sekciją. Bet paaiškėjo, kad dalis šviesoforų tokios funkcijos nepalaiko, dėl to miesto centre ėmė formuotis spūstys. Žalių rodiklių Alytaus miesto sankryžose sugrąžinti neplanuojame, jos buvo demontuotos prieš kelis metus. Tuo metu buvo gautas įvertinimas tam tikrų institucijų, kurių įvertinime buvo nurodyta, kad tai nėra saugu. Aišku, argumentai buvo labai nelogiški ir man nesuprantami. Eismo saugumo komisijos posėdėje aš gal vienas balsavau prieš jų nuėmimą, bet nusprendė dauguma ir gavosi taip, kad nuėmėm. Tai šiuo metu jų grąžinti į gatves neplanuojame. Nuėmus rodiklės nemažai problemų kilo Jotvingių Pulko gatvių sankryžoje. Vilniaus, Dariaus ir Girėno gatvių susikirtime liko viena žalia rodiklė. Alytaus miesto vadovai šviesoforų pertvarką planuoja nuo šios sankryžos. Nors prieš tai kalbėta apie žiedą, vis tik panašu bus bandomas pigesnis variantas – žaliosios sekcijos. Tai sankryžos bus gal ne tiek, kad saugesnės, bet bus pralaidesnės. Bus, aišku, Alytui ir taip mažai ten tų kamščių kelių minučių, bet jie turėtų sumažėti. Taip pat šių sankryžų šviesoforus planuojam sutvarkyti, tai yra pakeisti kabelius, nes dabar jie yra susidėvėję, tai vienoje sankryžoje, tarkim, kai šalta neveikia, būna gedimų, kitoje atvirkščiai, kai karšta, tada perkaista irgi būna gedimų ir neveikia. Ankstesnėse kadencijose buvo numatyta Vilniaus ir Dariaus ir Girėno sankryžą rekonstruoti į žiedinę. Tai rangovams buvo keltas uždavinys įsiaiškinti ir pateikti argumentus, kuri sankryža būtų tinkamesnė. Ar dabar pakankamai geros būklės sankryžą rekonstruojam į žiedinę ir išleidžiam daug pinigų, ar tiesiog įrengiam papildomą žalias sekcijas, ne žalias rodiklės, o žalias sekcijas ir taip padidinam pralaidumą, kad nereikėtų miestiečiams gaišti laiko prie šviesoforų. Dalis Alytaus miesto vairuotojų nepalankiai vertina Gulbynės sankryžą. Čia šviesoforo signalai keičiasi kas 2 minutes. Planuojam užsakyti eismo tyrimo analizę kitose sankryžose. Galvojam, kad sankryžoje prie Gulbynės, kai turėsim rezultatus, gal įrengsim sankryžo šviesoforų detekciją, kad sistema pati nustatinėtų ir parinktų ciklus. Iš esmės, sankryžose gali būti 4 ciklai, tai kai turėsime eismo tyrimo srautus, matavimus ir analizę, tai tuos ciklus ir išdėstysim taip, kad būtų galima greičiau pravažiuoti. Jeigu žaliosios sekcijos pasiteisins, bus atnaujinami ir kiti Alytaus mieste probleminiais laikomi šviesoforai. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.